Pašla malaja, opa. Gal ir neblogai visai. Artūrai, žiūrėsi šitą seriją. Gausi p***. Lobus vakaras. Žurnalistas Alanas praneša, kad kažkas paskambino, sumažinam Range Roverio kainą ir nori atvažiuoti kažkas pasižiūrėti. Duosim kamerą broliui. Susipažinkit. Susipažinkit. Duosim kamerą broliui, brolis biškį pafilmuos, aš einu kurt Range'ą, pažiūrėsim, ar jisai užsikurs. Nu, einam. Pažiūrėsim, ar užsikurs. Bet jis nesukrytęs, ne? Čia pas mane buvo pneumos problema, bet aš ją sutvarkiau. Tik kaip ir... Ai, o, tai vapšė kaliošas. Visiškas kaliošas. Ir pneuma biškį sukrytas, neliktas, nu tą pagalbę biškį leidžia. Fū, kaip įsigandau. Nai. Nu kaip galvojat, užsikurs ar ne? Kaip tu dalykai galvoji? Šildom žvakės. Artūrai, žiūrėsi šitą seriją. Gausi p***, kad nepalieki kūro mašinose. Vėl tuščias bakas. O su Range'u tu važinėjai, ne aš. Negaliu, nervuoji tu mane. Kaip šveicariškas laikrodis. Labai silpnai pučia. Apriekė šį pasikėlė ar ne? Gal pasikėlė? Nelabai aš suprantu. Nifiga nepasikėlė turbūt, ne? Ar iš čia stovi duobėj? Ar iš čia kreivai stovi? Gerai, pripūsim po šitoj. Ir čia tai ką, važiuosim rodyt Range'ą ir paskui jums pasakysiu, ar pardavim ar ne. Nu ir ką? Range'as parduotas ir išvažiuoja. Gražuolis šitas. Biškį buvom perspaudę kainą, bet padarėm teisingą kainą ir pardavėm. Nuo Range Roverio liko 1000 euriukų. Per pusę į biudžetą keliauja 500 eurų. Važiuojam toliau. Ką čia turim? Turim sekmadienį, turim brolį pagalboj. Ką čia rašo, aš nesuprantu, kažkas prispaudžia su kamera. Ir važiuojam į Uteną žiūrėti Volkswagen Charan. Gavom tokį pasiūlymą. Tai va, dirbam ir sekmadieniais, ir visada, jeigu kažkas kažką pasiūlo. Jeigu ir jūs turit pasiūlyti automobilį kažkokį, pasiūlykite į man ir aš nupirksiu jį už geriausią galimai kainą, Pirikupską geriausią. Nu, nerinko žinoma, nes man irgi reikia kažką uždirbti. Centą kitą. Supratau, tai ką, bandom užkurt. Pašildysim būtinai žvakės. O! Ne, va čia va iš priekio, va. Va, sėdi, nereguliuojasi iš čia. Užsikūrė? Tai, žinok, da pernai praeitų žiemų prie minus 25 užsikūrdavo. O technikinė čia iki kada? Yra, gal iki 8 mėnesio, 12 ar 10. O čia kas per knopkė? Taigi yra Vibasta. Ai, Vibasta yra?
Nes, bet tik tai žinai kaip. Niekada važiuoja kitas, sustoja ar palika ir ana paskiau įsisiurbia. Jeigu važiuoja kokiu 50 kilų daugiau, kur tu čia? Klimo žiūriu, kad neveikia, kad tai. Veikia, bet tai tu neišreguliuok temperatūras. Net ir šitą, ir pas gerai 25. Bet ko tai nepučia? Nepučia, taigi ventiliatoriaus reikia, tai kaip tu be ventiliatoriaus nori, kad pūstų. Va. Ne, tai sam pilna. A, Nu. biški stipriau reikia, ne? Čia gal čia antras ventiliatorius. Lauk, tu nemaigai, kad tu maigai. Va, žiūrėk, va, matai, va. A, Tai. Ir vibasta. Va, nulis išjungta, šitaip įjungta. Tik tai jeigu 10 km, anas paskiau šyla, nes variklys nedašyla žiemą. Vien. Vibasta veikia, gandiškę visų vasarų veikia. Taip, kad aš nieką. supratau. Nu, tai va, čia sėdinių pašildyti. Gerai, einam stiklą valyt. Bandysim. Ką, toks kėbulas ne pats blogiausias, bet ir ne pats geriausias. Faras va reiktų. A, faras tai gal ir sielas. Duok, kad aš pavalysiu. Nu, blet, sušalti. Nesušalsiu. O viduj sniegas, drėgmė. Kokainom. Gerai, kažką matysim. Gerai, čia važiuojam, pravažiuosim, važiuojam, bagažinė atsidaro. Tak nežinau, gal sudėdu. O, ir zapaskė, ir tas, ir anas. Važiuojam. Ir žodžiai įsisekt. Dešimtas biškenas. Biškį galim išvažiuoti ant asfaltą. Duot ciongo. Biškį dūmina šalta. Visas padangas vadai. Ne, tik tai vanduo. Vasarų karšta ir tą. Kas čia pučia, kai gazą duodi? A? Pučia. Nu va, tas. Tai bet kai gazą duodi. O. Paleidi nepučia. Gazą duodi, pučia. Skylė kažkur kažkokia. Ne. Kas neveikia? Ne, skylė sakau gal kokia kur. Reikėjo dirbti. Daug metų turėjot šitą? Ką? Šitą mašiną daug metų turėjot? Kaip šitą langą? Ai. Kažkas šį per langą. Galiniai turbūt. Nesėpas, kad aš jau. O langai neveikia? Langų žinai, kas bus. Aš nebespėjau pataisyti. A, ne vienas neatsidaro, ne? Anaš. Ai. Bet tik va, dabar nebeuždarysiu, reikia dabar iš analizės. A. Va, čia bus va. Laidelį. Aš pasakau sąžiningai vyrai, kad... Supratau. Aš nemėgstu, kai mane prisidėjo, bet tai noriu, kad Mhm. kontrolė veikia. Leista varyti. Radija irgi veikia. Supratau. Kokia kaina jūsų būtų? Nu tai ko pidėsas gerai, kai nuleisti. Mažai? Gerai, 8 paskutinį žodį. 7. 7,50. Ei, Nu gerai, 7,50. Čia, einam tvarkyti. A, jūs Smartą naudojat ar ne? Smart ID naudojat? Ne? Ką tas reiškia? Tu man- Nu išregistruoti reikės, aš uždeklaruosiu, jums reikės Aš išregistruoti. rytoj rytą važiuoju. A, tai gerai. Registruoju. Gerai. Nu ir ką, čia turim pirmadienį, šalta. Buvo nuvažiuota pažiūrėti audinės A6 C7. Iškart buvo nesutarta kaina, bet jau dabar jinai sutarta. Aš savo automobilį va palieku Pro 100 lap cheminių valymų, nes pyp mano salonui. Vat galiu biškį parodyt. O pats važiuosiu į regitrą. Susitarėm vis dėlto audinės kainą, varysiu pasimti audinės. Kaip nupirksiu, parodysiu, nes žmogus nenorėjo filmuotis. Pažiūrėkit, kaip baisiai atrodo. Salonas visas. Blemba, kas šis ta kamera, nu? Laukit, op. Nu, vat, matot, ne? Spalva salono matot kokie? Nu, per kamerą gal ne. Ir tai va matosi, va ten va, visur juoda.
Porankis juodas, viskas juoda, karoči, nu, dulkių, ekranas murzinas, viskas murzina. Karoči, salonui, o, apšrifkės visos, va, matot, jo, kaip ta kamera dirba, nu. Tai va, salonas murzinas, aš jau, kadangi čia yra mano kaip ofisas, tai aš negaliu tokiam jau murzinam sėdėti. Senai žadėjau įsivalyti, bet jau atėjo ta diena, kada reikia įsivalyti. Žiūrėkit, ką reiškia šitas šiukšlių maišas. Kad reikia susikrauti papkes ir eisiu kaip su šiukšlių maišu per visą Vilnių. Tai kraunos daiktus. O to jau gal net taip kamerą pastatysim biškį, opa. O, kraunu daiktus į šiukšlių maišą. O dokumentai. Va viena papkė. Va, raktų kalnas. Raktų kalnas. Tada kokią čia dar papkę reikia paimti, šitą va papkę. Opa, ir šitą va papkę. Vienu žodžiu, 3 papkės. Taip, toliau čia viskas gali likt. Buteliukus gal išmes. O, džikai yra, matau, guli. Kažkas paliko, pamiršo. Va, susirinku tokį šiukšlių maišą ant kupros ir einu. Nu ir ką jūs galvojate, ką tik mane matėt su šitų šiukšlių maišų, galvoju, reiks eit per visus fabus. Ir sutikaugi savo bičiulį Robertą. Kur tu, sako, valkata čia valkatauja? Kokių čia, ką tu, sako, buteliaut pradėjai? Nu ne, sako, gal pamesi, tai va, viskas gerai, žinokit, šalt nereikės, eit nereikės. Sakiau, kad kažkur rajone čia pražūt pas mums, va, su visais mūsų, va, draugais. Mums, karočią, neįmanoma, nes kur neišeisi, vis tiek kažką sutiksim. Vieną ar kitą kažkas kažkur važiuoja, kažkas kažkur padės. Nu tai ką, bičiuliai, mūsų kažkelintas projekto automobilis, ne kasgi kito, o vėlgi Audi. Nu ką, Audi aprodyta, tai nupirkom Audi. Derinome labai ilgai, žmogus nenorėjo filmuotis, tai teko nuvažiuoti pasidarėti, netiko kainą, grįžti į Vilnių, tada jis atgrįžo į Vilnių, nes tiko kainą ir mes jį nupirkom už 7,5 tūkstančių eurų. Reikia biškį ten patvarkyti kelius niuansus ir dėsim į skelbimus. Kol kas tiek važiuojam Tvario brolis į pagalbą. Na, Tvario brolis į pagalbą, varysim. Kur mes varysim? Jau ir dabar mes varysim. Ai, palauk. Nepaėmiau kamerą iš šito velnio. Taip, kol kas paliekam. Taip. Varom fotkinti. Varom plauti ir fotkinti šarano. Žiūrėkit, sako, lekiam su Slyvakoinu. Kamerą įsijungi? Įsijungiau mikrofoną, ne kamerą. Slyvakoinas yra pataisytas, va. Tapkė mini, eina kaip žvėris. Geriausia mašina Slyva, kažkada turėjau tokį nuostabų automobilį. Karočią, tai va, tai pataiso šaikelę Slyva. Škai pakabėlę papildą reiktų patvarkyti. Ir suvedimą padaryti, ant vasarinių ratų užmesti ir oganė Slyva. Tai va, atlekiam dabar pasižiūrėti Subaru, nežinau, filmuosim, nefilmuosim, ten pasiūlė Subaru, bet biškį kaina kol kas neadekvati, galbūt aš manau. Bet važiuojam vietą pasižiūrėsim, galbūt mes kažką susitarsim. Audinę palikom servizę, pakeisim pagalvę variklio, diskus nutekinsim iš naujo, nes ten nauji, bet po staigaus stabdymų, sakė, pradėjo mušt. Ir golis kažkuris užė. Ir viskas. Užsakiau lypus, dėsiu lypus, šmypus ir jau tą pliusą.
už brangiai parduosim. Nenorėjo nieks už pigiai, bus už brangiai. O viešpatie, kaip šalta. Kas čia vėl su ta kamera? Jau mano veidį tai fokusuoja, nežinot, brum, 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 brum. Tai va, atvažiavau prie Subaru Outback, ilgai dėrėjau, susidėrėjau už 1500, bet Outbackas neturi tech apžiūros. Žinot, ką dar jis turi? Užstrigusi galinį ratą. Ir šiaip nebloga mašina, reikės perėti technikinę. Nes žmogus perėjo technikinį ir pastatė. Ir baigėsi technikinis. Tikėtės matosi ten diskus, tą, na, bet nustovėjo mašina, geriau nesidaro visiškai. Tai jeigu kažką turit stovinčio, kreipkitės pas mane, aš nupirksiu. Tai va, pataisiau slyvas, slyva važiuoja figenai, bet slyvas turbūt nori mano brolis, aš iš akių matau, kad jis jos nori. Galbūt, jeigu jis bus geras, jis dabar dirba su manim, stengiasi. Gal aš jame ir duosiu išsimokėtinai. O, slyvutė, pažiūrėkit, kaip gražiai atrodo. Nupirkta, jeigu ką, jinai iš Rolkos. Ir va čia va Subaru, brum. Va čia va, kur mato dėmes, tai čia yra stabdžių skystis išbėgęs, nes šlangeliai trūko, čia normalu. Bet toks va Outbackas, nesupūdas, gražus, 220 ridos. Oi, šalta. Va, dirba. Ar jau nedirba jau? Taip tyliai dirba, kad galvoju, kad net užgeso. Tai va, graži mašinėlė, automatas. Visa kita, 4 varomų. Laukiu tralo, atvažiuoja tralas, tas, kur reels darėm. Krausim ant tralo. Ir vešim į servizą. Pas bachuriukus savo tvarkyt. Tai va, Subaru nupirktas už 1,5K. Žiūrėjau skelbimus, nu kažką gal gausim, žiūrėsim, kiek jį investuosim. Bet šiaip nebloga mašina. Tai va. Toks tas mūsų pirmadienis, kaip matėt. Audi nupirkom. Subaru va nupirkom. Ką dar šiandien padarėm? Nu, slyvą pasitaisė. Zephyrai. Oi, tą šaraną išplovėm. Įdėjom į skelbimus, bet nieks neskambina. Tai va, tai toksai pirmadieniukas. Vo, Subaru jau lipa ant tralo. Matot, kai viskas operatyviai. Tik ratas vienas užstrigęs. Ai, skersas eina. Skersas. Tuoj sulaužęs man kažką, va, visas stabdžių skystis išbėgo. Jo fana. Kas jau gal čia pratarinė ką nors? Pašla malaja, opa. O čia tai zaliciela. Всё, kraunam ir važiuoju į servizą. Brolis pildo sutartis, bet labai retai dirba. Aš jau su tralu sugebėjau jau viską va išsiaiškinti ir jis dar nesupildė. Vieną tik tai. Nu kašą į kelią, kaip nesusivėlęs. Reikia važiuoti kirptis, nėra laiko kada. Važiuojam pro šalį, užsukom pas draugelį į burgerinę. Ir burgerinė kai vadinasi? Burger Station. Ir žinot, kur jinai bus? Avižienėse. Pasakysiu jums lokaciją. Nu burgerį, nu pažiūrėkit. Sultingi, skanus. Ir čia, žinokit, nieks už reklamą net nemokėjo, įsivaizduojat. Nemokama reklama, bet čia, nu, net atsikasiu prie jūsų, nes atšals to gyvatę. Sakė, draugas, palaukit, padarys pirmą mėnesį avižinėse nuolaidą. Kokių, manau, sutarsiu gal 15% su LNHAP nuolaidos kodu, pirmiem burgeriam bus nuolaidos. Parodyk, Artūrai. Koks pavadinimas, galit surasti Facebook'e, Instagram'e. Nu, bet žinokit, pasakiški. Šiaip man labai sunku su maistu tiekti. Ir kas mane pažįsta iš draugų, nu, aš tik, neduos man sumeluot, kad man maistas ne visur tinka. Ir aš šiaip žmogus paprastas iš kaimo, bet maistai esu labai išrankus. Tai žinokit, jis mane stebina su šitais burgeriais. Tai vat bus avižienėse, visą lokaciją, ką domins, ar kažką, rašykit arba jiem tiesiai, bus LNHAP nuolaidos kodas, arba kreipkitės pas mane, į komentarą kažkur aš paliksiu, kažkur parašysit komentarą, aš atrašysiu, kad visi matytų adresą tikslų, kur bus šitie nuostabus burgeriai. Ir už prieinamą kainą, kas svarbiausia. Ir viskas šviežia, skanu ir gardu, ne iš be jokių ten šūdų, ten tų ir pusfabrikačių, kaip aš sakau. Vat štai tokią va nupirkom Toyota rytinę. O, mano ščiucikas Lora.
Man reiktų Toyotą parodyti, va kokią nupirkom. Rytinė. Ksenonai, šmonai, vsie dzila, kaip priklauso. Ate. Pažiūrėkit, kokie pasie komplektacija, tai jūs net neįsivaizduojat. Kokia čia pasie komplektucha. Toj parodysiu. Žiūrėkit. Oda, šmoda. Čia gal šildoma. Telika įvaira. Ryda tikra. Vienintelis savininkas nuo 2008 metų. Va. Telikas. Open. Nu. Taigi čia, ne mašina, o ledas. Viskas, važiuojam plautą, ne, važiuojam pasiimt Mersą, ten prisijungsim, tada pasistatysim Mersą, varysim išplausim, įdėsim skelbimą ir parduosim. Nu. Antradienis pas mus toks liūdnesnis biški. Bet iš Kauno parvaro Artūras su broliu. Piežuką ten kažkokius 300 šūdų krūvą, kiek girdėjau. Na, bet vis kažkoks veiksmas. Tada kas dar? Ai, Toyota Vensis. Parduota. Parduota už 1200. Į biudžetą keliauja 200 euriukų. Tada kas dar? O daugiau kažko tokio kaip ir nieko nevyksta. Kaip nevyksta? Audi sutvarkyta, viskas pakeista. Pusašis, pagalvė ir guolis. Nuvarė susilituot bamperis, užsidėt lipai, to į mojičką ir į skelbimus. Prisijungiu pasakyti, kad Audi A6 C7 jau yra pilnai paruošta pardavimui, toj važiuosiu ją fotkinti ir plaut. Ir pagražinom ją. Pagražinom ją visai neblogai ir mums tai padėjo. Met Automotive tai padaryti padėjo. Nes, pažįstu šios kaip ir senai ir va, šitą darbą jie padaro geriausiai. Ir visą tai mums padėjo padaryti. Met Automotive už, kaip aš sakau, krikščionišką kainą. Jeigu jums reikia tokių paslaugų, tai kreipkitės pas juos, sakykit, kad rekomendavo Alan Hub ir gausit nuolaidėlę. Nu ką, šaikelė, trečiadienį veiksmo mažai, bet į vakarą viskas atsigavo ir va šitą piežuką mes, kur vakar rodžiau iš mane, tam bus jums parodyta, parvarė Artūras už 300, pardavėm už 700. Ir atsimena čia kažkelintoj, net nežinau, net ne praeitoj turbūt, o už praeitoj serijoje mes pirkom Ford S-Maxą. Daugiau šitos mašinos nepirksiu, arba už labai pigiai. Aš čia ką tik pardavinėjau, šiaip jos rinka ten nuo 1,5 turbūt iki 2 ir į viršų. Ir tokios būklos kaip mano, aš čia dabar pardaviau pagaliau už 1,2, o šitą už 1,2 pardaviau. O aš manau, kad kur žmonės parduoda po 2000, jų būklė ne ką geresnė negu šito. Bet ir taip sunkiai parsiduoda, kad baisu. Žmogus šį ir padangas čiupinėjo, ir uostį, ir viską žiūrėjo. Ir gerai, kad jis jau buvo 5 tokius apžiūrėjęs po 2000 ir sako, negali būti, kad viskas taip gerai. Ir aš jį pardaviau už 1,2, nes jis man atsibodo. Tai S-Max'as parduotas ir Peugeot parduotas. Kas dar? Pamatysit, kur pirkom šį seriją Audinę. A6 C7 šiandien dėjau į internetą. Ir ką jūs galvojat? 0 skambučių. Nežinau, įdomu man kaip jinai prasiduos, iš tikrųjų įdomu, bet bus matyt. Reiks primušti Artūrą. Jungta kamera, sakau, greičiau atvažiavom. Žiūrėt dar automobilį visi, tai karoči dar nesibaigė mūsų nuotykiai, turim. Tai kiek čia turim? Va. Einam žiūrėti Mersą. Atvarim žiūrėti Mercedesą. Biški brangiai įdėtas, tai mes kainą paderinom ir atvažiavom, laikyk Artūrai kamerą. Pafilmuok čia biški. Nupirksim visi, ar ne, kaip galvojat?
Tai pažiūrėsim, kaip tas kėbulas atrodo. Taip, svarbiausia yra kučinė, o blin, tą jungiau. Taip, sparnai visai nieko. Bamperis biški patrankytas. Sparnas surūdyjas. Sparnas labai surūdyjas. Zdrastis. Вау. Так ты... Есть ключ? Ты считай год откатался на им, да? А? Год почти откатался, да? Побольше, Tai вот. О, бля. Мыл его, да, сегодня? Да. Каждый день можно. Kalba mūsų kalba, nes žmogus iš Ukrainos. O, ryda 292. Gerai. Bandom atidaryti kapotą. Kuris yra, blėt, turi холера. А, еще поменял это, кстати. Опа. Опа. Viskas čia apšalė. Bandom užkurt šitą reikalą. Усилитель, да? Не работает. Жидкости, наверное, надо долить. Была такая фигня, долил жидкости и попил. Вот открыл капотом. Угу. Едем, может, прокатимся. Да. Что, Артур, ты далеко побудь, до мерится. Угу. В апреле. Переезд. Угу. В апреле. Угу. Когда уезжаешь? Апрель? Да. Это за 5 месяцев? 4? Да? Нет, так сейчас 2 апрель 4. А, Через 1,5 месяца. Да сколько-то сейчас его дал бы? Ну как написал, в смысле, лучше отдавать. 3600 купил, за 2 отдавать, еще вложил как бы в подвеску и все вперед. Угу. Двушка. Не, ребят, за 2 точно. Давай середину поищем, и тебе спокойно голова. Мы уже на месте, все знаем, все видим. Плюс-минус. Ну, середина какая, идем, пишем бумаги, забираем их, хуй с ним. 2300? 2200 по рукам. И все, пишем. Ну есть косяков, его брать надо, ну что продать. Давай, пиши, Артур. Автомобилями с напирком жду 1200 евро. А тех есть, да, говорил? Что-то там? Да. Artūras jau paruošęs Mercedesą. Išplautas, išsetskintas ir jau paliubomų krauna į skelbimą. Ką aš sugalvojau? Kad aš tuojaus pat pasitikrinsiu Mercedesą per CarVertical ir pažiūrėsim, ar tikra čia ta jo rida, nes man kelia įtarimų, kad jinai yra labai maža. Tai aš toj pasitikrinu ir jums pasakau, ar Mercedesas su tikra rida, ar nesu tikra. Jeigu jūs norite tai padaryti, pasinaudokit mano nuolaidos kodu ALAN ir gausit 20% nuolaidą savo ataskaitai. Ir kaip galvojat, kur mes čia esame? Ogi ten, pas poną Edgarą, laukia eiliai Subaru. Viskas jau sutvarkyta, paruošta, kaip ir sakiau. Ir reiks išlyginti va šitą vietą.
ir jisai pabandys ją išlyginti. Nežinau, kur čia atsitrinkė, kaip čia padarė, bet vat, kaip matot, yra va toks vavas sulinkimas. Tai atvariau Subaru pas Edgarą, palyginu tą sulinkimą ir rytoj važiuoju technikinį. Bandėm pravaryti technikinį Subarikui, viskas kaip ir nėra blogai, tik reikia pakeisti kūro baką. Tai vat, aš kai servizė tvarkiau, man sakė, ten lyg kažkas parasavė, tai kažkaip dar turbūt prasitrynė, tai vos nelašėt benzinas pradėjo, tai viskas kaip ten su ir, viskas kaip ir gerai, tik reikia pasikeisti kūro baką, tai ieškau šiandien kūro bako. Deficitas niekur nėra, praskambinom gal 20 šrotų, nieks neturi, įsivaizduojat. Subaru Dekui 27 metų nėra kur rasti kūro baką. Bet mes bandom, tai va, atvaram į servizą, aš varau rodyti Zefyras, žmogus paskambino. O Artūras nuvarė, čia Subarikai servizą, nuiminėsim baką, bandysim surasti kitą. Nu ką, draugučiai, mano mėly. Liūdna galimai bus serija, nežinau, ką ten primontuosim, ką sumontuosim, nes kažkaip turbūt sustojo viskas, nežinau, čia nuo vakaro ar nuo šiandien čia sustojo. Bet ką, mes šiandien sakiau ar ne, kad aš pardaviau Zefyrą. Ta, kur vardą numerių pirkau, tai Zefyrą tą parduota. Kas dar padaryta? Merso kol kas nieks neskambina, važiuojam Subaru detalių. Subaru tvarkosi servizė, nes nuvarėm šiandien techą, surašė baką, ta. Viskas jau beveik padaryta, rytoj ryte varam technikinį, turim naują technikinį ir galėsim jums parduoti ypatingą Subaru su tikrą mažą ridą, patikrinta per Vertical, ataskaitoj viskas švaru, gražu, nemušta, nieko, mašina uoga. Bus kaina rinkos, kaina, aišku, nekrikščioniška, nes, ir mokėjau nekrikščioniškai, bet mašina bus delysima. Пошла малая, опа, вот čia tai залит siela.